Sveiki visi, jūs žiūrite jQuery pamoką iš 3DF TV ir šioje pamokoje išmoksime dirbti su contains selektoriumi ir pasirašysime visai gan šaunų, sakykime, saituką, kuriame mes galima sakyti, kad susikursime kažką panašaus į paieškos sistemą, bet tai bus, sakykime, tokia dinaminė sistema, kurioje, sakykime, bus laukelis ir kelios eilutės, sakykime, teksto. Ir kai mes į laukelį įvesime kažkokį tekstą, mums pažymės atitinkamą eilutę, jeigu toje eilutėje yra mūsų įvesto teksto bent jau dalis. Tai tiesiog aš jums geriau parodysiu, bus žymiai aiškiau. Tai iš pradžių susikurkime laukelį su ID, tarkim, tekstas ir tiek kol kas, ir taip pat susikurkime sąrašą all ir sąrašo viduje, tarkim, pasirašysime dabar kelias eilutes kažkokio teksto, bet labiau skirtingo, kad tiesiog matytųsi tas paieškos, sakykime, rezultatas. Ir, tarkim, pasirašykime, tarkim, mašina, arba, net nežinau, pasirašykime tiesiog motociklas, lėktuvas, traukinys ir ten ką nors dar, tarkim, orlaivis. Ir dabar mes turime tokį rezultatą. Gan nelabai gražu, iš tiesų pasirašysiu stilių all elementui, kad tiesiog pagražinsim šiek tiek. Štai turime tiesiog laukelį ir kelias eilutes, sakykime, teksto. Ir dabar padarysime taip, kad jeigu mes čia įvedame, tarkim, mums pažymėtų mašina, nes mašina tekste yra mūsų, sakykime, padarysime tokią svetainę, kad kai mes kažką įvedame, pasirinktų tą tekstą, kuriame būtent, sakykime, yra mūsų, teksto, sakykime, viduje, sakykime, yra mūsų įvesto teksto. Tai jeigu mes įvedame pasirinks, sakykime, tas eilutės, kuriuose yra tas Tai šiuo atveju mašina, toliau, ir tiek. Tai tiesiog parodysiu ir tiksliau nepasirinks, o priskirs kažkokią klasę. Tai iš pradžių dar susikurkime klasę, tarkim, ta prasme pasirinkta. Ir, tarkim, pasirašykime stilių background color, tai priskirsime fono spalvą į, tarkim, arba tiesiog padarysime paprasčiau, tiesiog paryškins tą tekstą, kuris sutampa, sakykime. Ir dabar čia prisiskirkime ID, tarkim, variantai. Ir dabar pasirašykime tokį, iš pradžių pasirinkime savo laukelį, kurio ID yra tekstas. Ir kai mes, vykdome key-up įvykį ir kai mes kažką paspaudžiame, vykdome funkciją, kurios darbas būtų, iš pradžių įkintamai tekstas išsisaugome šio laukelio reikšmę, tai ką mes įvedame. Ir patikrinsime tiesiog, ar visą tai veikia, bent jau išmesdami lentelę su įvestu tekstu. Tai tarkim, kai mes dabar kažką įvesime, mums pagal idėją turėtų išmesti lentelę su mūsų įvestu tekstu. Tai štai ką, štai veikia. Ir dabar pasidarysime taip, kad visą tai veiktų. Tiesiog, kai mes įvedame kažką, mums pareiškins tą tekstą, kuris, sakykime, turi mūsų to įvesto teksto savyje.
Ir, na, iš pradžių, sąlyga iš pradžių žinoma, pasitikriname, ar mūsų įvestas tekstas nėra tuščias. Jeigu mes įvedame tuščią tekstą, na, kitaip tariant, jeigu, na, mes, sakykime, nieko neįvedame, arba mes įvedame, bet vėliau ištriname, kad mums, sakykime, nepažymėtų viso, sakykime, to dalykėlio, nes, na, aš jums tiesiog parodysiu, sunku paaiškinti, bet tiesiog pasirašykite tokią sąlygą, kad tas kodas, kurį rašysime, suveiktų tik tuomet, kai jūsų įvestas tekstas nėra tuščias. Jeigu jis tuščias, tuomet nesuveiks tai, ką mes dabar rašysime. Ir tai, ką mes rašysime, tai bus tiesiog all elementas, kurio ID yra variantai. All variantai li contains, štai tas selektorius contains. Ir, sakykime, mes pasirenkame visus li elementus iš all elemento, na, sakykime, iš all elemento, kurio ID yra variantai, pasirenkame visus li elementus, kurie savyje turi, ir skliausteliuose nurodome, tarkim, A. Ir tai reiškia, kurie visi, sakykime, li elementai bus pasirinkti, kurie savyje laiko A raidę. Tai, sakykime, ir mašina, ir motociklas, nes turi A. Na, sakykime, pasirinks, sakykime, visus li, kurie turi savyje A. A, todėl, kad čia mes skliausteliuose nurodėme A. Na, ir tai kol kas tik kaip pavyzdys. Ir tie, kurie, sakykime, savyje turi A, gaus klasę pas. Ir tiesiog dabar galime atsinaujinti ir įvedame ką nors. Ir kaip matote, pasirenka visus, sakykime, li elementus, kurie savyje turi raidę A. Bet mums reikia padaryti taip, kad pasirinktų tos elementus, kurie savyje turi tai, ką mes įvedame. Ir todėl skliausteliuose turime nurodyti tokiu būdu savo kintamai tekstas. Na, tai tiesiog kintamojo tiesiog paprastai negalime rašyti skliausteliuose, nes tai būtų kaip paprastas tekstas. Tai mes turime uždaryti tas kabutes ir toliau pasinaudoję pliusais pridėti, sakykime, savo tą kintamai tekstas. Tai kitaip tariant, skliausteliai, uždarome tas kabutes, būtinai tokias kaip ir pradedame, sakykime, tą visą selektorių. Tokios pat kabutės turi būti, ta prasme, ne dvigubos, o būtent tokios viengubos kaip ir pradžioje. Na, aišku, jeigu pas jūs čia dvigubos, tai ir čia turi būti dvigubos. Na, tai tiesiog gan paprasta, aišku. Ir toliau pridedame savo kintamai, sakykime, ir toliau vėl pridedame tekstą, skliausteliai užsidaro, sakykime. Na, tiesiog pasirašykite maždaug taip, manau, supratote. Ir, sakykime, dabar pasirinks visus li elementus, kurie savyje turi mūsų įvesto teksto, na taip, kurie savyje turi mūsų įvestą tekstą. Ir tie elementai, kuriuos pasirinkome, gaus klasę pas. Ir dabar, jeigu atsinaujinsime puslapį, įvesime A. Kaip matote, na, aš iš pradžių šiek tiek dar pasikeisiu savo laukelio, na, pridėsiu atributo tiesiog auto complete off. Na, tai tam, kad tiesiog, kai mes ką nors įvedame, kad neišmestų pasirinkimą, na, tiesiog, nes trukdo iš tiesų matyti rezultatą. Na, ir dabar, kaip matote, jeigu mes įvesime, na, štai, mes įvedėme prieš, atsinaujinkime tiesiog puslapį, jeigu paspausiu M, pasirinks visus li elementus, kurie turi savyje raidę M, didžiąją M. Tai mašina ir motociklas. Jeigu paspausiu L, pasirinks lėktuvas, nes jis turi savyje L raidę didžiąją. Bet kaip matote, nepanaikina, sakykime, to senojo pasirinkimo. Ir tai, tam, kad tai padaryti, mes turime tiesiog prieš visą tai dar pridėti tiesiog, na, tiesiog all variantai. Tiesiog pasirenkame visus li elementus iš all elemento, kurio ID yra variantai, ir pašaliname jiems klasę pas. Na, sakykime, tiesiog visiems li elementams pašalins dėl viso pikto klasę pas,
kai mes kažką paspausime būtent tame laukelėje. Ir toliau, jeigu reikia, priskirs klasę pas. Ir štai kaip viskas veiks. M. Ir jeigu mes ištrinsime, kaip matote, nepasirinks nieko. Bet vėlgi M arba ma. Na, tiesiog, kai jūs vedate, mums paryškins, sakykime, tą tekstą, kuris turi savyje mūsų įvesto teksto. Jeigu mes vesime orlaivis ar bent jau dalį to žodžio, tai mums pasirinks būtent tą. Ir galime pasirinkti as, tai pasirinks būtent, sakykime, tą tekstą, kuris savyje turi bent jau šios du, na, sakykime, as, net ne žodį, o, sakykime, šias dvi raidės viena po kitos. Na, sakykime, motociklas gale yra as ir lėktuvas gale yra as. Ir todėl pasirenka būtent šios du. Na, manau, tiesiog viskas gan paprasta ir aišku. Tiesiog tai, ką mes įvedame, patikrina, ar būtent tose li elementuose yra mūsų įvesto teksto. Jeigu yra mūsų įvesto teksto, tuomet būtent tą atitinkamą li elementą paryškina, arba kitaip tariant, priskiria klasę pas. Na ir tiesiog tiek. Tai vėlgi esmė pamokos yra contains selektorius ir, sakykime, mes pasirenkame kažkokį elementą, kuris contains ir skliausteliuose nurodome ką. Tai kitaip tariant, mes pasirenkame elementą, kuris savyje turi teksto būtent nurodytos skliausteliuose. Tai jeigu mes čia nurodome AS, tai reiškia pasirinks tos visus li elementus, kurie savyje turi teksto AS. Ir jeigu turi, priskirs klasę pas. Na, manau, gan paprasta ir aišku. Na, manau, viską supratote, nes tai yra gan paprasta. Tiesiog visą tai šiek tiek praplėčiau, kad parodyti, kaip veikia ir kad galima pasidaryti, sakykime, tokią paieškos sistemą, kai daugiau to teksto tiesiog, tai gali ir praversti kartais iš tiesų. Bet iš esmės tai contains selektorius, vėlgi po dvitaškio, ir tiesiog jam būtina nurodyti dar skliausteliuose teksto. Ir tas tekstas tai yra tai, kas turi būti elemente, kurį jūs norite pasirinkti. Ir jeigu tas elementas turi to teksto savyje, na, kurį mes nurodome skliausteliuose, tuomet būtent pasirenka tą elementą, o jeigu neturi, nepasirenka. Na, tai aišku ir paprasta, manau, pasipraktikuokite ir suprasite, jeigu dar nesupratote. Taigi, ačiū už dėmesį, ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų ir nepamirškite prenumeruoti. Iki.